su miegu tenka dirbti, sakykime, kiekvieną dieną, kadangi miego savoka yra tokia labai aktuali, ypatingai kalbant apie vaikus. Ir ta miego problema iškyla tada, pirmiausia, pas tėvelius, kai vaikai gimsta ir nei iš to, nei iš šio, lygtai nei iš to, nei iš šio, vaikai pradeda nemiegoti. Taip? Ir ateina pas mane, kadangi internete pakankamai daug informacijos, kad osteopatija, mes šiandien kalbėsim osteopatijos požiūriu, kodėl tai svarbu. Ir turiu pasakyti, kad kadangi osteopatas nagrinėja organizmą kaip sistemą ir toj sistemoje tas miegas užima labai svarbią vietą. Ir jeigu taip sakyti buitinę kalbą, kad miegas tai yra sąveika budrumo ir tai reiškia budrumo ir slopinimo. Ir tas slopinimas, sakykime, kada žmogus pailsi ir vyksta visi regeneraciniai procesai, turi vykti sklandžiai. Ir kai tie procesai sutrinka, tai atsiranda įvairiausių, sakykime, ir iš tėvų nusiskundimų, ir pats, sakykime, vaikas nelabai kaip jaučiasi. Pirmiausia, kaip minėjau, vaikas pradeda, tėvai, sakykime, susidurti su to, kai vaikas gimsta ir atsiranda tie miego trikdžiai. Ir tada iškyla klausimas, dėl ko tai gali būti. Ieškoma įvairiausių priežasčių, tai gali būti, aišku, ir kažkokie tai pilvuko skausmai ir dantukai, bet jeigu to nėra, dažnai paleidžiama iš akiračio tokią savoką, kad vaikas gimdymo metu, nėštumo metu gali patirti tam tikrus, kaip sakyti, apkrovimus, kurie veikia jo centrinę nervų sistemą ir, sakykime, po to tai tiesiog atsiliepia kaip po miego sutrikimas. Pačius mažylius naujagimius, tai mes žinom, kad tam vaikučiui tenka pakankamai didelis krūvis gimdymo metu. Ir praeinant gimdymo takus, jo centrinė nervų sistema ir visas kūnelis patiria tam tikrą stresą. Ir to streso įtakoje ir tas organizmas ir nervų sistema ir be to žalia, o to streso metu dar patiria dar labiau tokį aukštesnį sujaudinimą. Užtat jis ir organizmas negali susidoroti normaliai su tuo išoriniu poveikiu ir dėl to tas miegas pradeda kaip ir šlubuoti. Kodėl tai vyksta? Įsivaizduokim, kad mūsų kompiuteris, tai yra mūsų galvos zona, jeigu taip abstrakčiai paimti, kadangi pagrindinis kompiuteris, kurioje yra centrinė nervų sistema, gimdymo metu įgauna tam tikrus, kaip pasakyti, apkrovimus ir tai susiję su kraujotakos skysčių cirkuliavimo, sakykime, smegeninių skysčių cirkuliavimo stygių. Ir kai tie dalykai atsiranda, tai be abejo vaikas, negalėdamas to pasakyti, išreiškia kaip po tam tikrą, sakykime, ar verksmą, arba tiesiog tam tikrais garsais, kai dar negali kalbėti. Užtat tai yra labai svarbi sąvoka. Tai svarbu, kadangi kuo mažesnis vaikutis, tuo jis daugiau santykinai, sakykime, turi miegoti. Jeigu mes kalbam, kad naujagimiai vos nemiega ten visą parą, jeigu naujagimiai, tai tas paskui po truputį proporcingai tas santykis keičiasi ir taip 6 mėnesių vaikas jau miega, sakykime, 14, ten 16 valandų ir panašiai. Ir tas santykis, kuo vaikas vyresnis, tuo jis jau, sakykime, mažiau ir metų, kažkur vaikas jau gali miegoti kažkur 14-12 valandų. Bet tai yra svarbu, kadangi neužmirškim, kodėl svarbi ta miego ir apskritai miego sąvoka ir miegas, kadangi miego metu vyksta pagrindiniai regeneraciniai ir augimo procesai. Ir jeigu tas kokybiškas miegas sutrinka, tai su to susiję tie procesai kaip ir atsistatymo, augimo plačiaja prasme, jie kaip ir sutrinka. Pabandykime mes, sakykime, nepamiegoti, kaip ir suaugę
kurį laiką savo normos, sakykime, kiekvienam žmogui ta norma yra, sakykime, skirtinga, vienam 6 valandų užtenka, kitam 8 mažai, o reikia galbūt 8,5 ar net 9. Ir jeigu tas vaikas, sakykime, kuriam reikėtų galbūt taip 10 valandų išmiegoti, jis neišmiega, tai jo, kadangi centrinė nervų sistema, kaip minėjau, dar toli gražu nesuformavus, tai bet kuris išorinis krūvis, bet kuris socialinis, išorinis, vidiniai procesai vykstantys organizme, jie tiesiog įtakoja jo įsisavinimą, to, kas vyksta aplinkoje ir tas, kas vyksta organizmo viduje. Ir tada tas vadinkim, asinchroniškumas, taip ir pasireiškia, kad žmogus negali įsisavinti tų procesų. Bet nebūtinai tai gali būti, kaip pasakyti, iškart pasireikšti kažkokiais tai raidos ar sutrikimas, bet kai ateina, sakykime, su vaikučiais, kaip minėjau, įvairaus amžiaus, ir paimi tą vaiką į rankas, kadangi aš kalbu kaip osteopatas, dabar ne iš kitų specialistų kategorijos, tu matai, kur ta įtampa organizme įsidėsto ir kad įsivaizduokim, mes, sakykime, kažkokia tai abstrakti vieta, mes užsigavom kažkur tai ir čia mūsų mėlynė, įsivaizduokim, taip, mes matom, taip. Ir aš prieinu ir tą mėlynę taip klibinu. Ką jūs darysit? Trauksit ranką, kadangi tai nemalonu, taip? Tai va tas, įsivaizduokit, panašus procesas vyksta, kai vaikas patiria, mes jeigu kalbam vėlgi apie tos kūdikius ir truputį vyresnius, kai jis patiria, tą vadinkim, ne iš karto traumatizaciją, bet apkrovimą, tai yra, sakykim, ar galvoje, ar kakle yra zonų, kur yra tam tikras suspaudimas, ir kuris trukdo normaliai funkcionuoti. Ir vaikas, atsiguldamas, jis negali normaliai gulėti, kadangi jam kažkur tai trukdo, kaip ta mėlynė. Ir be abejo, tai generuoja visą laiką tam tikrą, sakykime, jaudulį, vadinkim, kažkokį tai potencinį judėjimą. Ir tai sukelia tam tikrą irzlumą. Ir vaikas vienaip ar kitaip tai išreiškia arba verkimu, arba kažkokį tai nepasitenkinimu. Tai va, suprantat, ir kai paima vaiką į rankas ir tu matai tą įtampą, dėl ko tas gali būti. Ir su juo padirbėjus, vaikas tiesiog iš karto ar tos vietos, ar vaikas pradeda atsipalaiduoti ir tėvai sako iš karto po užsiėmimo, kai nuvyksta namo, vaikas sako ir pradeda miegoti ir jo keičiasi apskritai ir virškinimo procesai, kadangi su to susiję ir atsistatymo procesai. Kadangi visa fiziologija labai surišta, osteopatijos pagrindinis principas yra, kad organizmas funkcionuoja kaip sistema. Ir mes negalime išskirti, miegas tai yra, čia vienas aspektas, ten virškinimas, kitas ne. Tai yra mūsų organizmas kaip tam tikra grandinė, ir toj grandiniai miegas užima vieną vietą. Tai vat jeigu ta visa grandinė nefunkcionuoja normaliai, tai tas miegas negali irgi normaliai funkcionuoti. Arba kita grandinė virškinimas, arba ten kažkokie tai motoriniai įgūdžiai, viskas tai labai susiję. Užtat ir sakoma, kad jeigu žmogus gerai išsimiega, tai jo ir apskritai ir darbingumas keičiasi, jo mąstymas keičiasi, įsisavinimo procesai, o pas vaikus tas ypatingai, kadangi vaikai labai įblus ir jie, kaip pasakyti, kaip kempinė viską priima. Jeigu ta kempinė, sakykime, neadekvati, kažkuria prasme, sausa ar kažkaip, ir negali priimti to. Tai miegas tai yra ta sąlyga, kuri įtakoja, kad ta kempinė gali normaliai priiminėti visus tos dirgiklius. Jeigu kalbama vėlgi apie pačius mažylius, kadangi nuo to prasideda galbūt, tai ir užmigimo problema, arba vaikas labai paviršutiniškai miega, arba jeigu vaikas prie mamos, jis dažnai pabudinėja, tai yra daug labai, arba jis užmiega gerai tam tikrų metų, bet paskui dažnai keliasi. Aišku, tai irgi sąlygoja tam tikrus dalykus, ar vaikas maitinamas naktį, kas kiek maitinamas. Bet tai yra svarbu, ar vaikas giliai miega ar ne, kadangi pas vaikus dažniausiai tas miegas būna santykis giliausiai paviršutiniško miego irgi skiriasi. Ir kai mes matom, kad vaikas, sakykime, tą gilų miegą išmiega mažiau, o daugiau paviršutiniško miego, tada jis pradeda miege muistytis ir akytės juda, tai mes galvojam, kad jis nemiega, bet iš tikrųjų tai yra paviršutiniškas miegas ir tai irgi kaip ir miegas pats. Va, bet tai svarbu, kadangi tai įtakoja, vėlgi sakau, vaiko tiesioginė ta žodžio prasme vystymasi. Koks jo nėštumas buvo, ar buvo, sakykime, ta stipri intoksikacija kažkokia,
ar mama buvo vartojus kažkokių vaistų, reiškia pats nėštumas, kaip vaikas vystėsi, ar to lygiai, ar ne, ar buvo kažkokių dar faktorių, tai be abejo svarbu. Kitas dalykas svarbus, kaip šitą gimdymo eiga, kokia buvo. Ar tai natūraliai buvo, ar ne, kadangi tai įtakoja vaiko, sakykime, tam tikrą, vadinkim, pasiruošimą gimdymui ir tą visą praėjimą gimdymo eigoje. Ar buvo naudojami kažkokie tai stimuliuojantis vaistai, kurie stimuliuoja gimdymą, ar buvo naudojama mechaninė kažkokia jėga, kuri, sakykime, buvo nukreipta į tai, kad vaikas greičiau gimtų, ar ten kažkoks spaudimas į pilvą, ar kažkokios tai, sakykime, vakuuminės priemonės ir taip toliau. Ir įsivaizduokim, kad ta galvytė yra visiškai, kaip pasakyti, dar minkštutė ir panašiai, ir yra stiprus mechaninis poveikis kažkoks tai, nesvarbu koksai. Tai kaip ta centrinė nervų sistema gali adekvačiai reaguoti į kažkokį tai dirgiklį. Toli gražu. Ir be abejo, kadangi tai yra visi mūsų centrai gyvybiniai, jie tiesiog su to susiję ir tie procesai jaudinimo, slopinimo pradeda keistis. Ir kol, sakykime, kaip osteopatas sakau, kol tos procesus nesureguliuoji, nesustiguoji, tas vaikas toks ir būna. Tie dalykai, kur aš paminėjau, tai yra turbūt galbūt svarbiausia, nekalbant jau apie kažkokius tai kitus, sakykime, ar traumą, jau sakykime, ne gimdymo, bet šiaip trauma kažkokia. Dažnai būna tokios, kaip sakyti, vadinkim, psichosocialiniai aspektai, kai vaikas, sakykime, reikalauja tam tikro ritualo prieš miegą ir kai tas ritualas yra pakeičiamas, vaikas irgi negali užmigti, kadangi jam reikia, sakykime, prieš miegą, jeigu mes kalbam apie truputį vyresnius vaikus, jam reikia paskaityti knygutį, jam reikia galbūt filmuką, jis turi, reiškia, tam tikrą žaislą paimti, ir visa ta grandinė, kai vykdoma, tai vaikas tada užmiega, kaip ir gerai, kadangi jo vėlgi psichikoje, reiškia, visi paukščiukai uždėti ir viskas gerai, bet, sakykime, kažkokio faktoriaus nėra iš tos, sakykime, grandinės ir vaiko psichikoje atsiranda tam tikra, sakykime, tuštuma. Ir be abejo, jis jau dėl to gali būti irgi, kaip ir, vėlgi, sujaudinamas, gal sakyčiau, ir dėl to gali irgi miegas trikti. Vėlgi, matot, nerimas, tai savyje turi tam tikro pagrindą, iš ko tas nerimas. Ne iš nieko jis neatsiranda, taip? Bet paimkim kaip pavyzdį, tokį dalyką. Vaikas, jeigu apie truputį vyresnius mes kalbam, pradeda eiti į darželį arba į mokyklą ir kažkur. Iki to laiko, kol jis buvo namuose, jo visi dirgikliai išoriniai, šeima, ten kažkas kiemė, viskas buvo gerai. Ir jo centrinė nervų sistema su to susitvarkydavo, tam tikram lygyje. Ir viskas kaip ir buvo gerai. Bet jis nuėjo į darželį, mokyklą ir atsiranda didesnis viršslenkstinis krūvis jo centrinė nervų sistemai. Taip? Ką tai reiškia? Tai daugiau vaikų, daugiau uždavinių, daugiau kažko, kas gali, kaip pasakyti, įtakoti, kad jo centrinė nervų sistema pradeda nesutvarkyti. Ir va tada atsiranda tų saugiklių, vadinamų tų saugiklių nebeišlaikymas. Ir va, viena iš priežasčių, dėl ko atsiranda nerimas. Tai reiškia, vaikas bendraudamas su savo bendraamžiais mato, kad jis negali kažkokių tai uždavinių atlikti, jis savo, ne tai, kad jis sako, aš taip vadinu. Ir be abejo, tai jau gali sukelti jaudulį. Ir atėjus jau, aš sakau, iš praktikinės pusės, kadangi kai ateina pas mane, sako vaikai, pradėjo eiti darželį, jo miegas sutriko. Tai mes pradžiai kalbame su mama ir paaiškėja, kad iš tikrųjų jo socializacija praeina tokiam lygiai, kad, kaip minėjau, iki to tą susitvarkydavo, bet kadangi, kaip minėjau, ir gimdymo metu, ir kažkokie tai pogimdyviniai dalykai nebuvo sutvarkyti, ir tai reikėjo kažkokio tai išorinio faktoriaus, kad tie dalykai, kurie nebuvo sutvarkyti, jie pradėtų išryškėti. Aš kalbu apie jo pajėgumą centrinės nervų sistemos. Vaikas bando eliminuoti to linkimusi atgal, tą diskomfortą arba tą suspaudimą, kuris yra. Tai kaip minėjau, jeigu jis tiesiog nori žmogus pabėgti nuo to, kai jam yra diskomfortas ir nemalonu.
Taip, būtent tas lietimasis ir jis pakankamai dažnas. Jo. Jis šiaip tradiciškai nelabai, kaip ir nagrinėjimas, bet tai yra labai svarbi sąlyga ir viso tonuso ir tame tarpe miego. Noriu patikslinti, galbūt ne tik stuburo. Suprantat, kodėl? Todėl, kad jeigu mes žiūrim tik į stuburo, tai kažkokia tai izoliuota anatominė grandis, bet taip ne visai teisingai nagrinėti, kadangi stuburas jungiasi su kaukolė, žemiau eina su dubeniu ir panašiai. Tai va tie dalykai turi būti, visa ta grandinė turi būti sustiguota. Sustiguota tai nereiškia, kad kažkur mes turim kažką išmasažuoti, bet osteopatija turi tam tikrus savus instrumentus, sakykime, ypatingai su vaikais, su kūdikiais, kai yra jie minkštučiai, kad tos dalykus subalansuoti, sustiguoti. Suprantate? Mes turėtume paklausti, kokio amžiaus vaikas, kada vyksta jo maitinimas. Tai vėlgi gali būti susijęs su tam tikrais cirkadiniais ritmais, bioritmais to žmogaus. Vėlgi, mes žinom, kad pas žmogų yra tam tikrai ritmai, kada jo centrinė nervų sistema, sakykime, banguoja. Galbūt kažkokio tai iš ritmo metu kažkas vyksta, tai vienareikšmiškai sunku pasakyti, kodėl. Reikėtų klausti jau tėvus, kas vyksta tuo metu, kurio metu. Jeigu žiūrėti pagal rytų mediciną, tai kas 2 valandas keičiasi tam tikro organo aktyvumas. Ir to organo aktyvumas gali įtakoti, sakykime, kad jis tuo metu kažkokiam tai pykiai ir dėl to vaikas, sakykime, kaip po kvėpavimą, sakykime, 5 valandą ryte, ten po 2 valandų 7, ten virškinimo ir panašiai. Tai galbūt vyksta tam tikrai fiziologiniai aktyvumo procesai ir tai skatina tai, kad vaikas tuo metu gali būti pažadinamas. Jeigu nėra kažkokių kitokių išorinių dirgiklių. Svarbus momentas, turėčiau pasakyti. Kodėl? Todėl, kad kai ateina tėveliai su mažyliais pas mane, tai, sako, man poliklinikui pasakė, kad čia pilvukas, kad čia praeis ir panašiai. Bet mes vėl susiduriam su tą pačią sąvoką, kas yra žarnynas. Kas yra žarnynas? Tai ne virškinimo organas kaipo tik. Kodėl? Todėl, kad žarnyne yra didžiulė dalis autonominės nervų sistemos. Didžiausia dalis. Ir kai ta dalis nervų sistemos yra, sakykime, besivystanti, tokiam žaliam stovėje, vadinkim, žaliam, tai užtenka mažiausio dirgiklio, kažkokio tai, ar maisto, ar padėties vaiko, ar dar kažkokio, kad ta sistema pradėtų šlubuoti ir tai, kaip pasakyti, pasireiškia kaip kažkokie tai ar spazmai, arba virškinimo kažkokie trikdžiai. Ir be abejo, vaikas jau gali pabudinėti. Juolab, kad tarp atskirų, mes žinom, kad tarp atskirų žarnyno vietų yra tam tikri varteliai, vadinkim buitiškai, tai yra sfinkteriai, kurie yra visiškai jų fiziologinė funkcija, kai reikia užsidaryti, kai reikia atsidaryti. Bet pas mažylį tie varteliai, jie yra tokie visai dar, kaip pasakyti, neadaptuoti. Tai va dėl jų funkcijos irgi neišsilavinimo dar, irgi būna tie dalykai, bet tai irgi susiję su tam tikra dalim nervų sistemos. Tie 3 etapai tokie yra, vadinkim, ne tai kad sąlyginiai, bet labiau, kad suprasti, kad tais etapais vyksta didžiausias arba galbūt didesnis apkrovimas centrinei nervų sistemai. Tai, ką mes ir kalbėjom. Įsivaizduokim, kai vaikas pradeda tik vaikščioti, tai reiškia keičiasi dauguma parametrų. Jo centrinė nervų sistema turi, kaip pasakyti, priprasti prie kūno vertikalizavimo, kad jam nereikia ropoti, kad jam reikia keisti savo padėtį, stovėti, laikyti lygsvarą ir panašiai. Ir mums tai atrodo labai paprasta, atsistojai, bet į vaiko centrinė nervų sistema tai yra labai didelis krūvis, labai didelė adaptacija. Ir nuo to, kaip ta adaptacija vyksta, vyksta visi procesai. Kadangi paskutinis iš esmės toks kaulėjimas vyksta 7-8 metų, tai jeigu buvo kažkoks tai, sakykime, faktorius kaip traumuojantis, tai kai kaukolė dar maža ir dar daug kremzlinio audinio, tai kaukolė kaulėjant, tai irgi yra tam tikras iššūkis centrinei nervų sistemai. Ir 12 metų tai jau tas lytinis brendimas, kada hormoniniai pasikeitimai organizme vyksta ir taipogi tai yra didžiulis
na, iššūkis visai endokriniai sistemai, tame tarpe ir nervų sistemai. Kuo mama labiau, kaip pasakyti, ramesnė, kadangi aš taip pat dirbu su mamom, po gimdymo daug dalykų yra, nu, nekalbant apie tai, kad ir nėštumo metu, tai kuo geriau organizmas sklandžiau paruoštas, tuo jis, kaip pasakyti, adekvačiau ir geriau reaguoja tą mažylį augantį stuburinį, pradžioj naujagimį, kūdikį ir taip toliau. Ir tuo sklandžiau, na, sakykime, rezonuoja su juo centrinė nervų sistema. Tai reikėtų išbraukti ar eliminuoti kažkokias terapinės problemas, kurios iš tikrųjų, na, galėtų įtakoti miegą. Tai vienas dalykas. Toliau yra be abejo kažkokių tai buitinių, sakykime, priemonių, kaip vandens procedūros prieš miegą, tinkamo vėlgi maisto davimas, kaip jūs minėjot, sutinku, na, kažkokios tai, sakykime, verbalinės priemonės kaip dainelės, kurios be abejo, na, tikrai geriau įtakos vaiko miegą ir, na, vienreikšmiškai bus tik geriau. Daugumai vaikų, negaliu sakyti, kad visiems, bet daugumai vaikų tai yra geras dalykas, kadangi jie pripranta prie to ir jie, žinodami tą visą ritualą, jie, nu, kaip pasakyti, kol jį atlieka, jie žino, kad toliau sekantis žingsnis po, sakykime, dantuko ar ten pasakėlės prieš miegą, reikia miegoti. Užtat net yra tokių, kaip pasakyti, nu, čia, aišku, kita tema, bet yra pasakėlių, kur būtent skirtos miegui. Jūs turbūt irgi žinot, kad pasakėlės ten ir herojai yra tokie miego ir panašiai. Tai be abejo, tas visai geras dalykas. Be abejo, kaip ir šiltos rankos mamos, kaip ir šiltas vanduo, vėlgi veikia tam tikrus odos receptorius, na, juolab, kad jeigu kūdikiai arba naujagimiai, jie gerai atsimena tą būseną, kai jie buvo pas mamytį, ten yra viskas šilta ir be abejo, vanduo turi vieną iš tokių, kaip pasakyti, na, tokių adaptacinių poveikių. Tikrai yra racijos tame ir tai susijęs su tam tikrais biocheminiais procesais vykstantis organizme ir tai ir susijęs su, vėlgi, dabar nesigilinsiu, su aktyvumu tam tikros dalies centrinės nervų sistemos, kadangi toje centrinės nervų sistemoje yra struktūros atsakingos už, vadinkim, tai yra valymą. Tiesioginiai tą žodžio prasme. Žinot, kai ateina valytojai, išvalo patalpas, tai ir centrinė nervų sistemoje yra tam tikros struktūros, kurios, na, vadinkim, tiesiog sušluota viskas išloja, kad nebūtų ir perkrovimų, ir kad būtų, nu, visi procesai labiau tokie sklandus. Taip? Tai liečia ir endokrininės liaukos, kurios yra paleidžiamosios mūsų centrinėje nervų sistemoje, tai ir patys tokie, kaip sakyti, psichiniai procesai. Užtat tikrai tas dalykas galioja, kad vaikas kuo anksčiau eina, tuo jis, na, geriau pailsisi ir regeneruojasi be abejo. Ir jeigu apie vaikus imti, tai būtent tie ankstyvi guldymai, jie labai įtakoja vaiko augimą, tą teigiamą to augimą. Ir net tokių straipsnių yra parašyta, kur buvo atliekami tyrimai, kad vaikai, kurie vėliau gulasi, nuo jų augimas, kalbu apie ūgį, tikrai buvo žemesnė negu vaikučiai, kurie eidavo, sakykime, anksčiau. Tam tikras procentas, sunku pasakyti kiek, bet jeigu tėvai vaiką, na, kaip pasakyti, moko tai daryti reguliariai, tai aš manau, tai, nu, kaip pasakyti, faktoriai gaunasi kaip reflekso pagalba, jie suformuojami. Vienam reikia tiek valandų, o, kaip minėjau, o kitam reikia tiek valandų. Tai, na, bet matot, ką aš noriu akcentuoti, kaip sakau, osteopatinių tų aspektų. Jeigu organizme išlieka kažkokie tai dirgikliai, kurie gali įtakoti miego kokybę, tai ką mes bedarytumėm, sakykime, ar lovytę keistumėm, ar ten pagalvėlės, ar dar kažką keistumėm, bet jie vis tiek išlieka. Kol jie nebus, na, sakykime, subalansuojami, eliminuojami, tol visą laiką išlieka tikimybė, kad vaikas, na, dėl kažkokių priežasčių jis bus arba žadinamas, arba jo miego kokybė keisis.